Kokia turi būti meilė? Pirmiausia, meilė turi būti kantri, meilė turi būti maloninga, ji turi būti nepavydi. Meilė niekada nesididžiuoja ir niekada neišpuiksta. Meilė nesielgia netinkamai, jinai neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga ir nesidžiaugia neteisybė. Bet visada su džiaugsmu pritaria tiesai. Meilė turi viską pakelti, visą tikėti, visko viltis ir meilė niekada nesibaigia. Tokios meilės aš jums ir linkiu. Aš paprašysiu, kad Vaidas labai karštai pabučiuotų Agnę, Dievo akivaizdoje, mes tikrai kur plosim nei bučiuoja. Pažiūrėsiu, kiek jūs ištemsite. Sako, aš nenoriu su tavim draugauti, nes tu esi tik vienas berniukas iš 1000 berniukų. Berniukui taip pat ši lapė buvo tik viena iš 1000 lapių. Tačiau jie prisijaukino savo meilę, kantrumu. Jie tapo vienas kitam reikalingi. Jūs tapote vienas kitam vieninteliai pasaulyje. Jūs pradėjote vienas kitą matyti širdimi. Na ką, Jakub, šiandien varom per gyvenimą. Tikėsit ar ne, bet tai yra grupė Žemaitukai, pasitikite juos! Visa tai yra apie šeimą, šeimos tradicijas ir apie tai, kad galbūt po kažkiek tai metų toj pusėje stovėsite jau jūs su kitais tėvais, na, o jūsų pusėje stovės jau jūsų vaikai ir ta liepsnelė keliaus iš kartos į kartą.